Dar neskambina. Skambina. O dabar kas? Kelk ragelį. Indrė, kelk ragelį. Tu padarai tą darbą, kuris atideda dar vieną dieną atgal. Tai ne. Negaliu aš pasakyti, kad aš kada nors apskritai buvau laiminga. Ką žinau, kas manim pasirūpina. Pati. Pastebėjome, kad dalis gintarinės vaistinės lankytojų apsiperka ne tik savo, bet ir savo artimiesiems. Norėjome sužinoti daugiau apie juos. Ačiū Jums. Paklausėme, ar šiuo metu rūpinatės artimuoju sergančiu fizinę ir psichikos liga. Net 71,8% žmonių atsakė taip. Tai tada paspasakyti, taip, aš galiu Jums palaikyti maišą, jei norite. Arba pasidėkite. Ar rūpinatės artimuoju sergančiu fizinę arba psichologinę ligą? Fizinė. Tai tada šiuo metu labai rūpinasi. Šiuo metu klausime, ar rūpinatės artimuoju sergančiu fizinę arba psichinę ligą? Pakvietėme juos papasakoti apie savo kasdienybę, ką reiškia kasdien rūpintis artimų žmogumi. Jie dalijosi savo istorijomis. Jam su tėčia gerti jo vaistus, jis manęs nepažino. Visi žmonės tau atrodo, kad jie eina keliu, o tu eini kažkur šalia. Vienas pats. Atskirai. Bet kaip pasakyti, jau aš taip saugau tą savo mamelę, taip saugau, miegojau vienoj lovos, tik įsivaizduok, iki kokio lygio. Ir nenusaugojau, ne? Kas bus, kai mūsų nebus? Kas bus, kai mūsų nebus, mes neamžinai gyvensim. O jinai savim nepasirūpins. Kai tu žinai, kad tas kažkoks laikas artėja, ne? Žinai, kad laikas artėja ir jam ruošiesi, bet kaip jam pasiruošti? Nu, vat jūs man pasakykit, kaip pasiruošti tam išėjimui, ar ne? Žmogaus, kuris prižiūri, jo yra esmė. Kame? Kovoti su tuo, kad nebeatiduoti rankas. Mirčiai rankas neatiduoti. Negi taip ir jinai gali būti nebelaimingagi. Viena. Jis manęs, belaikant mane už rankų, paklausė, kas tu? Mano širdis plyšo. Sakau, tavo dukra. Tu, mano dukra, tu tokia graži. Ir staiga širdis vėl sulipo. Visada žinokit, kad jūs esat svarbiausi, jūs reikalingiausi, jūs gelbstit žmogų, jūs kovojat su laiku, jūs turite laimėti šitą dieną. Kad ir kokia būtų sunki, jūs turite laimėti šitą paprastą dieną. Ir visi vargai anksčiau ir vėliau baigėsi. Kantrybės. Mano dukra serga cerebriniu paralyžiu ir epilepsija. Mano mamai išeminis insultas. Mano tėtis sirgo daugybinė melanoma. Mano tėtis sirgo Parkinsoną ir demenciją. Pastebėkite tuos, kurie rūpinasi kitais. Jų kasdienybė kupina iššūkių. Padėkime jiems, kad jie nesijaustų vieni. Gintarinė vaistinė. Rūpinkimės tais, kurie rūpinasi kitais.